kaip jūs manot? Vat mano tokia mintis buvo tokia, noriu testuoti. Landsbergis atsistatydins už praloštus rinkimus? Jeigu tai pasakius, jis neturi net ir ko atsistatydinti, nes jeigu jis būtų dar valkatavęsis po skyrius, tai būtų dar mažiau konservatoriai gavę šitų toj vietoj, žinai. Ai, tai čia jo nuopelnas, kad čia yra didžiausias nuopelnas, kad jis nesivažinėjo, patikėkit manim. Jeigu jisai būtų... Bet tai pralošti rinkimai čia... Jeigu jūs matėte... Tai ne, aš galiu pasakyti... Jo strategija, jo vertybės pralošė. Jo vertybės. Matai, jo partija. Bet jis neturi vertybių. Supraskite, konservatoriai nebėra konservatoriai, jie tapo leftistai liberalai. Tikrųjų konservatoriai jau jų nebėra. Nes jeigu krikščionis demokratas Benkunskas pasako, kad yra už LGBT santuokų įteisinimą ir panašiai, jau išvestinę formą galim kalbėti. Bet čia jau blogai. Aš jau galvoju, kad jie supras ir Ažubalio paklausys ir pradės ten džiagnotis, vaikščioti į bažnyčią. Dar kartą. Ar jūs matėte, konservatoriai suprato vieną dalyką, kad negali rodyti rajonuose nei Šimonytės, nei Landsbergio nieko. O ką jį rodo, ką jį turi? Jie patys tave bando rodytis. O Vilniui reikėjo kaip tik Šimonytę rodyti, nes Šimonytė buvo miesto rinkėja. Tai pažiūrėkit jums Raseinį. Tai jeigu Raseinius buvęs meras, kur ačiū Dievui, kad jo neišrinko, nes nugalvočiau iš vis nesąmonę, pats Dievas daug pastangų, kad Arvydas Nekrošius išeitų ir ten saviems skambinau. Tai žiūrėkit, kas yra, net pats meras, kuris yra chore gėdi, bažnytininkas apsimeta, lakstė pas klebonų, galimai mokėjo šaibas, kad klebonai už jį agituotų. Net laikraštį rašė, mes atsiribojom nuo Vilniaus konservatorių. Nu, ten buvo juokingai. Tai vienas dalykas, kad jūs būtumėt matę Klaipėdoj, tai Petrošius paskutinės 2 savaitės, jo atributika iš vis nebuvo susijęs su konservatoriais. Kregždutė ištavė? Nieko nebuvo, nei jokios kregždutės. Nezabutskė paslėpė? Nebebuvo nieko, nes jisai suprato, jiems lūžis kas buvo. Aš galiu pasakyti, reikia padėkoti Šuraivui, kad galutinai jos paskandino. Taip. Nes kaip... Aš apie ką noriu pasakyti. Labai noriu paklausti. Pasakykit man 10 skirtumų. Gerai, tiek to 2. Tarp socialdemokratų ir konservatorių. Nėra jo skirtumai, jie yra ta pati partija. Kodėl tada mes sakom, kad, kad konservatoriai pralaimėjo? Laimėjo jie, pažiūrėkit, kiek socdemų laimėjo. Ne, čia yra, matai, mūsų žmonių pasąmonė yra. Tiesiog, Raimonda, kad tu žinotumai. Ir Raimonda nesupranta, kad čia kalba ne apie partijas, čia apie šaikas. Šaika. Čia hebras. Čia yra 3... Čia yra hebra. Raimonda, yra 3 šaikos. Yra komunistai, komjaunuoliai ir tie buvo atrinkti. Jo, spaliukai. Tai spaliukai yra liberalų sąjūdiečiai ir liberalai. Ane? Komunistai tai yra socialdemokratai, komjaunuoliai, kurie esmė ir ten bandė, ir jie išviniavo pas konservatorius. Arba nepasisekė, kad bus. Tai kas rinkimus laimėjo? Tai rinkimuose laimėjo šiandieną kita šaika. Kita šaika laimėjo. Bet jeigu jūs pažiūrėsite... Paštininkas laimėjo. Paštas laimėjo šitą. Paštas, teisingai. Paštas laimėjo. Įdomiausia būtų buvę, jeigu būtų Klaipėdai laimėjęs vairuotojas. Nėra bloga profesija. Gera. Bet labai gera profesija. Bet iš tikrųjų konservatoriai pateikė gražų, tikrai simpatišką Klaipėdai kandidatą, bet vairuotojas. Taip. Taksistas buvo, jis dirbęs pas tėvą mikriukų vairuotojas. O juodino visus žmonės jaunus, kurie neturi išsilavinimo. O dar įdomiausia, čia taip įsiderpiu. Ir čia topis Petriušius. Taip, ir tas vairuotojas, jo nei viena įmonė neliko gyva, jis atėjęs net į regioninį atliekų centrą darė projektą Saulės elektrinėm ir tų nepastatė ir apskritai tas projektas negyvas. Dujas. Saulės elektrinės. Tai paskiau dujas, jo partija. Žodžiu, niekas nevyko. Bet jūs įsivaizduojat, kaip būtų buvę, jeigu 4 metus valdo miestą ir miesto nelieka. Bankrutuoja, nes... Man čia lygiai kaip Šuštauskas, žinai. O kas čia jums čia ko blogiau, tada geriau? Čia kaip ne, būtų, matai, tai klaipėdiečiai gal tada būtų palyginę, kaip po Kongo gali būti blogai. Čia vat variantas. Čia kaip Vilniui bus lygiai taip pat. O dabar bus gerai? Kaip dabar, ką reiškia bus? Tai su Arvydu, kadangi dirbęs ir versle, ir uostė, ir turi ir vadybos, ir verslo supratimo, tai aš pats šnekėjau ir šiandien su juo, ir vakar šnekėjau. Mes turime užsibrėžti apie 10 strateginių krypčių, kurias turim važiuoti. Pirmus 2 metus mes tikrai nieko nepadarysim. Tai esmė natūralus dalykas, nes šių metų yra biudžetas patvirtinas ir su tokiu biudžetu mes gyvensim. Kur važiuoti? Kas važiuoti tom 10 pagrindiniam kryptim. Tai esminis dalykas susidėlioti prioritetus ir važiuoti. Tai yra planinė ekonomika, tai mes ties planu turėsim važiuoti. Tai jeigu mes sutarsime tais dalykais, tai aš manau, kad... Darysit gražų miestą kaip nebus taip, iš pradžių tikrai nebus. Rūta, labai elementariai, nes jeigu pažiūrėsite, kas yra bendrajam plane ir kaip yra Klaipėda sudargyta, tai ten chaosas
chaosą, nes vienam kampe kažkas, kitam kampe kažkas. Gerai, mums neįdomu. Mums įdomu, žinokite, ar Landsbergis, jūs kažkaip tai neatsistatydins. Negali jis atsistatydinti. Kodėl? O dabar paaiškinkit, nes man Landsbergis labai panašus, man labai tą koncepciją išdėstė mano bičiulis Henrikas daktaras, kuris pasakė, aš jau klausiu, o kokia jūsų buvo funkcija tame visame KGBistinėme, ten mafijinėme, spirito, kontrabandos, visam gabenimo schemai? Jis sakė taip, koketiškai, o aš buvau garantas. Ir viena. Kad visi, kad visi viską sumokės. Tai man atrodo, o Landsbergis yra garantas, va tas Landsbergis jis yra garantas, nes garantas jau yra senelis. Kol senelis gyvas, tol ten nieks jo nerūšės ir būkit ramus. Ir jisai ten toliau liks kepinė širdis, kaip ir tam Sorošui keičia ir jis gyvena, ne? Ir 200 metų gali gyventi. Tai kaip bus gražu. Ir gyventi 200 metų. Tai mokslas tikrai keičia, bet tikrai jo nepakeisi, supraskite vieną dalyką. Ingrida Šimonytė negali dabar tapti partijos pirmininkė. Kodėl? Jinai negali. Jinai negali. Nes yra ta negali būti. Narė. Nesvarbu. Jie negali būti. Įstatai neleidžia. Jūs pamiršat. Kaip ir negali Majauskas sugrįžti. Išpašalintas 2 metus negali grįžti partiją. Neišbuvęs 2 metus partiją negali partijai vadovauti. Tai dėjai. Tai tik geriausia atveju 24 metų spalio mėnesį, Ingrida, todėl... Bet tai jūs mums neparodykit to, kaip jisai pasakė, parodykit, labai greitai ir dabar. Ko jūs ten žiūrite tą laikrodį, mes čia gyvensime, mes čia būsime ilgai. Jie žiūri laiką, nesakė, iki valandos mes turim laiką. Ne, mes ne, iki valandos, po valandos mes patikrinsime, ką išrinko ten tie. Kaip Monikai pasisekė įrodyti, kad mobingistė yra pati geriausia vadovė ir ta, kuri išklauso tik vieną pusę. Ir kuri partija, žodį partija, vardoja vienaskaitoj. Tai va ta motera turi būti ir tai yra ta žmoga turi būti LRT vadovė. Tai aš čia mums reikia visuomenininkė ir paklausiu jūsų, ir žurnalistė sėdi, ir viešo intereso gynėjas pagal savo pareigas gali būti, ar ne? Kodėl viešo intereso gynėjai, tai yra Seimo nariai, nesikreipia į teismą, kad apgintų viešą interesą ir išaiškintų, kodėl Monika Garbačiauskaitė užsiima mobbingu universitete, daro spaudimą studentams, kad jie rašytų skundą. Ir parašė, tarp kito, aš mačiau skundą, parašė studentas. Parašė skundą. Viskas, kas liepta buvo tam posėdyje, yra viskas įvykdyta. Todėl, kad socialiniai partneriai, gerbiamoji, pas universitetą yra vienas. Tai yra LRT. Ir darbdavys yra vienas. Ir studentams yra aišku, jeigu tu Monikai neduosi, kaip ten sakė šitasgi Šuraivas, jeigu tu Monikai tai tada tu nieko negausi. Ir rašasi. Aš galiu pasakyti, man teko dėstyti vienoje švietimo įstaigoje. Ir, neišlaikė viena studentė, tuometinis rektorius, sako... Gediminas Gedas sako, LRT generalinio direktorius neišrinko šiandien. Bus nauja atranka. Va, matai, kokia naujiena. Ačiū, žinokit, Gediminai. Tai aš pabaigsiu dėl šito, ką jūs pasakėte. Ir įsikviečia mane ir sako, jūs suprantat, kad šitas žmogus turi išlaikyti. Aš sakau, man giliai vienodai sakau, nes kai jinai bus prokurorė arba teisėja, sakau, ir nedaug dievė aš būsiu teisus, tai su savo smegenim, jinai, sakau, mane nuteis. Jis sako, tu dar nori dėstyti? Sakau, tai čia jau jūs spręsit. Tai sako, jos tėvas prisideda labai daug finansinė parama į misionarystę prie mūsų universitetų. Tai gerai pagalvokite. Tai jums LRT misionarystė prie fakultetų. Taip. Čia šitas... Kaip ir su savo kynu bandė susidoroti. Bet tai susidorojo. Ne tai, kad bandė susidorojo. Nes jie nekreipė, jie lygiai kaip pat ten buvo su šitagi, ir jinai buvo teisi, Bilotaitė, kada ėjo vienas generolas, antras generolas. Nusilenkti, liepė plikai pasirodyti. Jo, ten nusidažyti lūpas. Pociai siekė, batelius susitiek, sako, perėks aukštakulnį. Kiek Monika uždirba per mėnesį? 9,600. Tai praktiškai tai yra ketvirta valdžia, ar ne? Ir tai ketvirta valdžia, tai praktiškai tolygiai. Jinai yra pašluostė valdžios, dėl to ir vienos partijos pašluostė. Aš lyginu algą, maždaug tokia pat kaip prezidento. Prostitutė, atsiprašau, mūsų šalyje moka daug. Va čia yra ta specialybė, kuri, daugiau uždirba. Čia pagal Salamakiną. Salamakiną. Nežinau.